Žurnalas L'Officiel Mada yra vienintelis tarptautinis mados žurnalas Lietuvoje. Manau, kad jį galima drąsiai vadinti oficialiu mados leidiniu. Nuo pat savo atsiradimo siekęs įamžinti ir išgarsinti Prancūzijos couture tradiciją, L'Officiel niekada nepuls į kraštutinumus ir nesiūlys skaitytojams pernelyg drastiškų, jų individualumą užgožiančių eksperimentų. Net ir šiandien L'Officiel labai prancūziškas leidinys, o ši savybė visada siejama su nepriekaištinga elegancija ir tradicijomis. Oficielį žinau turbūt mano pirmas žurnalas, kurį aš pamačiau, tai buvo Oficialis. Jisai labai patinka, kad medžiaga jame yra ne iš kažkokio tai sarafaninio radijo, o iš oficialių šaltinių. Ir Lietuvai, tai aš manau, tikrai didžiulis iššūkis ir pasitempimas ir dar vienas laiptelis į viršų. Išvydę blizgančių žurnalo puslapius, daugelis gali susidaryti klaidingą įspūdį apie žmonės, dirbančius jame. Galbūt tai išsklaidys visas jūsų iliuzijas, tačiau vyriausioji žurnalo redaktorė toli gražu nepanaši į velnią dėvinti Pradą, o kolektyvo nariai valgo tikrai daugiau nei 3 salotų lapus per dieną. Kaip kumštis tvirtas, kūrybingas ir sumanus L'Officiel Mada kolektyvas užtikrins efektyvų žinių srautą tiesiai iš Paryžiaus. Šimtas procentų aukštosios mados pasemtos iš pasaulinių tendencijų lobyno lietuvių kalba žurnale L'Officiel Mada kiekvienam neabejingam sau ir pasauliui aplink.